OVC Consulting – išmintis pirmauti. Turbūt ne vienas esate girdėjęs pasakymą, kad darbe emocijoms ne vieta. Tačiau specialistų teigimu tai gryniausia nesąmonė. Emocijas reikia reikšti visur, net pasirašant svarbų verslo sandorį. Tačiau vienas labiau, kitas silpniau. Išskyrus galbūt atvirą agresiją, kuri niekada, jinai yra priimtina tik tai karo metu, pavyzdžiui. O šiaip tai agresija tiesiog yra socialiai nepriimtina emocija. Visas kitas emocijas, pavyzdžiui, džiaugsmą, jį ne tik reikia reikšti darbe, versle, bet ir skatinti kitus žmonės, kad jie džiaugtųsi. Kažkas mums nepatinka, ten kad ir kolegų elgesyje, arba šeimos narių, arba draugų elgesyje. Bet mes nesakom, o paskui kažkurioje vietoje sprogsta. Aš kartais mėgstu sakyti, kad lietuviai tyli, o paskui jau kirvuką paima. Tai va čia ir būtų tas gebėjimas šnekėti apie tai, ką išgyvenam ir nekaltinant kitų, o tiesiog, pažiūrėtas kitų kaltinimas yra, kas čia per du nesąmonės vyksta. Vietoj to, kad pasakyt, kad situacija mane pradeda erzinti, dėl to, kad čia yra chaotiškai viskas vyksta. Reikia rodyti pyktį, jeigu darbe, pavyzdžiui, nepatinka vadovo kokie nors ten nurodymai. Bet kuriuo atveju reikia rodyti šitą emociją, tik tai dozuotai. Pavyzdžiui, jeigu man nepatinka vadovo kažkokie nurodymai, tai tuomet mažiausiai, ką aš galiu padaryti, ir tai bus gerai, pasidalinti su kolegomis. Taip, galima ir taip vadinti. Visai kitokia situacija, jei žmogus dirba su klientais. Tuomet visi darbuotojai yra mokomi, kad klientas yra svarbiausias. Jam ir emocijas reikšti yra leidžiama laisviau nei darbuotojui, kuris net yra aprėktas savo jausmų atskleisti tiesiog negali. Sveikiau, psichologinė prasme, būtų išlieti emociją klientui, jeigu jis į tave įžeidė ir tau blogai ir nori verkti ir taip toliau. Sveikiau, bet kas yra svarbiau, ar tavo emocinė būsena, ar tavo darbas. Nes jeigu tu žmogus, pavyzdžiui, atsakydamas klientui į įžeidimą aprieks jį, tai greičiausiai jis bus atleistas. Greičiausiai, nes tai nepagarba klientui. Bet tai čia ir jisai svarsto, kas jums svarbiau, ar darbas, ar sveikesnė emocinė būsena. Pasak specialistų, iškeltą emociją reikia vis tiek atskleisti, parodyti, o svarbiausia, darbo emocijų neparsinešti namo. Emocijų užgniaužimas arba emocijų toks nerodymas, tai iš tiesų jisai nėra geras dalykas. Dėl to, kad sakiau, tos emocijos gali kauptis ir paskui kažkoks paskutinis lašas ir jos tada pratrūks tokia neadekvačia išraiška. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tas užgniaužimas, tai kartais žmonėms atrodo, kad niekaip nesimato. Ir sako, ne, aš nepykstu, čia yra apie tokį netgi neįgimą. Tai dažniausiai paslėpti emocijas mums nesiseka taip gerai, kaip mes tikimės arba kaip mes mokom. Vis tiek iš kažkurios vietos pasimatys šiek tiek, nes ir veido išraiška kinta, ir ten šnekėjimo tam tikri dalykai, kalbos ten garsumas, pauzės, greitis ir panašiai, ir tie dalykai matosi.